Sveiki, esame Marijampolės rajone, netoli Oškosvilių kaimo laukuose Laimiaus Iškevičiaus žieminiuose kviečiuose. Kaip matom, dar javapjūtė pačiame įkarštyje. Ar daug dar laimiau likę nekulta? Žieminių kviečių 40 hektarų. Kada žadi baigti? Sekmadienį. Tai gal dabar iš karto paklausiu apie jau padarytus darbus, tai yra žieminio rapso rezultatus. Ar tu esi patenkintas, gal gali įvardinti veislės, kurias auginai, kokį derlingumą į tavo, žinau, kad turi jau ir užskaitomus svorius, ir vidurkį ūkio turi. Užskaitomas svoris, tai manau gausi 4-6 su trupučiu tenais kažkiek. O derlingiausia veislė tai Jurekas, po to Eksburis. Bet nedaug skiriasi visai, jos visos panašiai 4-6, 4-7, 4-8, 4-9 derlingumas. Tai mane nustebino gana tas rapsų toks derlingumas pagal šįmet metus. Tai dabar reikėtų pasakyti, turbūt auginai, atsimenu, kiek Mercedesą, ar ne? Triatloną, Juriką, Eksburį ir Antigua. Antigua. Tai Mercedesas stabiliai, ar ne, kaip ir kasmet? Ta Mercedesas ir Mercedesas, jisai 4,5, jisai stabiliai ir turi gausi 4,4, jei viskas tvarkingai, tai tikrai gausi. O kaip tau mūsų nauja veislė? Pernai pirmą kartą auginai Triatlonas ir Eksburis, kaip tau jos pasirodė? Triatlonas labai aukšta jinai, pavasarį dar reikalingas didelis stiprus augimo reguliatorius jai, tai man gal taip nelabai, norėčiau žemesnės. Jinai masyvi, galinga veislė, sveika veislė, bet man asmeniškai Eksburis derlingesnis buvo ir sveikesnis. Kada nusikūlė buvo dvi veislės pasėtos, tai Eksburio ražiena sveikesnė už Triatloną. Pas mane asmeniškai taip. Manau, kad įtakojo tai, kad pas tave Eksburis didesnis derlius buvo, kad reikėtų paminėti, kad tavo ūkio vidutinis dirvožemio našumo balas turbūt siekia 60 ir daugiau, ar ne? Taip, pas mus jau 40 aš turiu, bet tai jau skaitau bloga žemė. Pas mus 40, o taip svyruoja nuo 55 iki 65 žemės derlingumas. Tai sakyčiau, tavo visos pasirinktos veislės pagal tavo išvardintus derlingumus ir pagal ūkio vidurkį labai tikrai stiprios ir davė didelį derlių ir aišku bus nemažai pinigų, ar ne? Tai dabar gal gali pakomentuoti mūsų agrokoncerno siūlomos intensyvios technologijos, kaip pas tave ūkį pasiteisino ir ar tu už tas technologijas, kaip tu spėjai su laiku padaryti viską, kiek azoto veiklia medžiaga, gal atsimeni, davėjai šitiem žieminiam rapsam? Žieminiam rapsui 210 kažkur. Su rudeniu čia? Taip, su viskuo gavusi. Tai kiek leistina norma, tiek ir gavusi? O žieminiai kviečiai tai 180, kiek leistina veiklios. Tai ta intensyvi technologija pasiteisino tikrai. Aš dar anksčiau tai biskį buvau toks skeptiškas, prie vidutinių tų technologijų naudodavau, bet šįmet ir inkalbinai tu daryti trečią purškimą fungicidų, tai tas tikrai pasiteisino. Dabar 100% kiekvienais metais darysiu 3 purškimus fungicidų. Aš matau pagal derlingumą kviečių. O dabar žinau, kad dar kviečių neturi užskaitomo svorio, bet turi svorius, kurie yra bunkeriniai. Ir Taip. Maždaug jau primetęs ką vežį elevatorių. Tai gal papasako, kokias veislės auginai, kokios tau įspūdingiausios ir kokie tie derlingumai, jeigu atsimeni. Bunkerinius galiu pasakyti, žinau, kombainas rodo, tai tai yra tonos paklaida, 1,5 tonos gali būti paklaida. Ta auginu aš jau pagrindinė veislė Artistas, jau jinai gal kokie 10 metų pas mane jau yra. Ir tikrai gera jinai veislė, svyruoja palei 10 tonų jinai visą laiką, antra klasė. Pirmos klasės neįspaudžiu su Artistu niekad, bet stabili visą laiką antra. Toliau auginu šitą Euforiją, jau kokie 4 metai, tai man ir jinai pasiteisinus, kadangi jinai negulanti veislė yra Euforija. Ir grūdas neišbyra iš varpus, jeigu va šitokios audros visokios lietus, tai jinai stipresnė turi savybę grūdų išbyrimų už Artistą. Pas mane tepos, aš nežinau, gal kitur kitaip, bet pas mane taip yra. O kiek Euforijos bunkerinį turi? Euforijos iki 11 tonų. Toliau paskui pasėjau pernai naują tą veislę keramiką. Tai tos iki 12 tonų bunkerinis byra.
Tai irgi, čia mes kaip tik ir stovim prie keramikų veislės, tai irgi jinai, kaip matot, yra atspari išgulimui, atlaikė vėtras ir nauja veislė dar Chevignon. Tai jinai pagulus pas mane ir yra anoj pusėje, sakiau, aš ją išnaikysiu. Vakar kombainistas pradėjo kaip tik kult, sakau, nukuliam išvežam, bet jinai gula pas mane. Bet kada pradėjau kult, skambina kombainistas, sako, 13 tonų rodo kombaininis tonažas, tai sakau, tada pasiliekam tą veislę vėl, tik tai reikės padirbėti su augimo reguliatorium. Tikrai jinai įspūdinga veislė. Geltona, jinai tokia buvo, kaip jinai stačia, tik tai va ką išgulė. Bet tai čia mano problemos, kad jinai išgulė, ne veislės čia gal savybės. Jinai nebuvo aukšta kaip šitos kitos lietuviškos, tai ados visokios. O vileikos kiek? Tiesa, da vileikę buvau pasėjęs į nenašias žemės, bet aš jau skūliau, jau jinai užskaitoma, nukulta jau visa veislė, tai gausi 7,5 tonos ir ekstra. Visos priekabos ekstra išėjo vileikos. Bet aš nežinau, ar jos augysiu, man ir vadybininkai sako, ne mano žemėm. Jinai ta vileika, tai man gal geriau kul daugiau 10 tonų ir su antra klase, tai man, aš taip galvoju, pelningiau išeina negu 7,5 su ekstra. Nu, tai kadangi pas tave yra labai geri dirvožemiai, tai reikėtų derlingesnės veislės rinktis, o ta vileika tokių Dzūkijos žemių, ten, kur yra lengvo žemės, tenai reikėtų jie, kas vietoj kvietrugio ir taip toliau. Tau čia šitos visos keramikai, artistai, euforijos. Tai manau, kokį vidurkį pasieksi 8,5. Aš taip galvoju, kad 10 plus turėtų būti šįmet. O, tai ne 8. Aš kūliau, kur atsiliuoti jau pas mane javai buvo, tai rodė 7-8. Kviečiai po kviečių gavosi atsėta taip. O čia po rapsų daug, tai aš tikiu, kad 10 plus turi būti. Aš nustebęs pats. Ir visi tokia antra klasė. Jokių 3 klasės, 4 nebuvo nei vienos priekabų. Visa stabili antra. Tai dabar jeigu grįžtant ir lendant į tas technologijas, tai tie rapso visi reikalingi rapsui žieminiam produktai naudojami laiku. Manai, kad tikrai davė tą naudą? Taip. Tiek ten purškimai per lapus, tiek insekticidai, tiek fungicidai, augimo reguliatoriai, viskas buvo sudėliota tinkamai. Taip, taip. O žieminių kviečių, kaip tau pasiteisino nauji mūsų produktai, Univokas šiemet, ką tu matei su juo? Nu tai aš tikiu, kad tas Univokas ir man duoda šįmet tą derlių. Ne kas kitas, bet vadas trečias tas purškimas ant tų vėliavinių Univogų, tik kitais metais turbūt reikia sukeisti vietom tenais fungicidus dar. Taip, šie metai parodė, kad reikia sukeisti vietom, nes tikrai labai ilgai žalias lapas buvo. Tai investavau į tą Univogą, tai buvo ilgai žali lapai. Kotas buvo žalias, tai aš kitais metais net užsisakęs jau pas jūs, jau tais pačias. Ir tą Chevignoną, reiškia, reikia įdėti papildomą augimo reguliatorių, ar ne? Nu tai jau 3 augimo reguliatorių, ko gero, kad reikės tam Chevignonui. Va tikrai pasiliksiu, bandysiu. O dar klasė, žinai, kokia buvo, ar ne? Ne, aš jau nevežęs. Tik tai va saudą sėklai pasiliksiu ir paskui vešiu vėliau, nežinau klasės kokios. O tai mane nustebino derlingumas, nesvarbu, galės būti ir 4 klasė, jeigu tie kulėsi, tai man nieko tokio. Tai ką, lauksime pabaigos ir gerų rezultatų, tikiuosi iki lietaus nusikūlysit ir tada suskaičiuosim galus ir tada švęsim pabaigtuvę. Taip.